Paskutinė mūsų strategija buvo orientuota į verslumo skatinimą. Todėl, kad prieš tai buvusi strategija, kai įgyvendinom, tai buvom nusimatę labai mažai verslo projektų ir pamatėm, koks yra didžiulis poreikis. Ir tada, kai jau rengėm sekančią strategiją, tai orientavom į verslą. Verslo projektų buvo verslo pradžiai ir verslo plėtrai. Tai labai džiaugiamės, kad galėjom paremti norinčius įgyvendinti savo idėjas tokiam nedideliam Šilalės rajone, kadangi gal tas toks buvo poreikis dėl to, kad čia niekada nėra buvę didelių kažkokių įmonių, kokių fabrikų, kad visą laiką žmonės galvojo patys, kaip prasimanyti, kaip užsidirbti, kaip gyventi. UAB Statomenas, mūsų pareiškėjas, pirma paraiška buvo pateikta verslo pradžiai. Parama buvo suteikta 69 000 eurų. Buvo įsigyta medienos apdirbimui įvairi įranga. Buvo numatyta sukurti 2 darbo vietas. Vėliau, kada įgyvendino šitą projektą, mes vėl sulaukėm iš UAB Statomeno paraiškos. Ten jau buvo prašoma plėtrai. Ir labai džiaugiamės, kad žmonės ne tik pradeda verslą, bet ir plėtoja. Atliekame medienos pjovimo paslaugas, pjauname medieną iš savo, prekiaujam, palei užsakymus. Gimė mintis pjauti medieną, kai pradėjom grįžę iš užsienio statybom užsiiminėti. Ir reikėdavo gauti medienos, visą laiką stabdydavo tas gavimas medienos, stabdydavo darbus, tai taip ir gimė mintis pjauti medieną. Realizavimas pradžioj tai buvo per draugus, per kolegas, paskui pradėjom skelbimus dėlioti, dirbom daug su reklama ir tebedirbam su reklama. Ir taip po biškį užaugom. Čia tėvų sodyba, tėvai davė kampuką žemės veiklai vykdyti, tai taip ir gimė mintis toli nepabėgti nuo tėvų. Pirmą paramą paėmėm ratinę ekskavatorių, kad galėtumėm pjovenas čia nusivežioti viską. Taip gerbuvio darbų, čia visko buvo daug. Šitą gaterį buvom paėmę. Tai pradžia tokia buvo. Dar išilginio pjovimo staklis buvo pirmoji paramoje. Tai tie svarbiausi dalykai buvo. O antrą paramą jau ėmėm bobketą, mini ekskavatorių ir dažymo aparatą. Daug metų svarstėm apie tą ES investiciją, tai daug kas siūlė, daug kas ragina, eik, nebijok. Kokius 4 metus galvojom apie tą reikalą, bet paskui, kai stipriai pasibėgom į priekį. 5 metus atgal atsuktumėm, dar tiek būtumėm nepažengę, kiek pažengėm su ES pinigais.